Pakrovėm daiktus. Va šitiek jų yra. Jeigu nebūtų kempingo, tai galbūt būtų perpus mažiau. Tai čia yra daiktai. Ir čia biškutė. Tai galima sakyti visai neblogai. Dabar yra 9 valandos ir mes jau judėsim link Krokuvos. Va, prieš važiuojant šuo įkrito į vandenį, pririnko visokiausių, įkrito kažkur į vandenį, pilna visokiausių ant jo purvinas, Dieve tu mano. Visas, prieš važiuojant, va, visas išsitepliojo. Pifai, kur tu buvai? Prieš važiuojant įkrito kažkur. Šuo pabėgęs buvo, įkrito į vandenį, prisirinko visokiausių žolių, šliužų, visas purvinas, grįžo, tai teko jį išplauti, tai va dabar jau pagaliau pajudėsim. Tai dar reikės užvažiuoti į Statoilą, užsipildyti kuro, patikrinti padangas. Tai va, tepalus, skysčius patikrinau, tai beliko tik padangas ir kuras. Visio, judam pagaliau. Reikia pripūsti padangas, bet aš čia nieko nesuprantu. Taip, man reikia 3. Ai va, šitą. Gerai. Kaip čia reikia daryti? Aha. Sukti galbūt. Padarom va taip. Op. Ir kas dabar? Vyksta kas nors? O, skaičiukai bėga. Nu, tikiuosi viskas bus gerai. Tai tokie dalykai yra baisus, bet vis tiek reikia daryti. Skaičiukai bėga. 3, все, išima. Taip, mūsų viešbutukas, kur mes gyvensim, 4 vietos, labai viskas paprasta, tiesiog lovos, spinta ir vonia, va tokia. Tai kainuoja 49 eurus ir dar sumokėjau apie 7 eurus už šuniuką. O pažiūrėkit, kaip įdomiai, ne tenai. Swoje imieniny. Czego ty cieszysz?
Atėjome į Branickių rūmus ir sodą. Nu, labai įspūdingai čia. Kaip gražu. Čia yra rūmai. Tvenkinukai apačioj. Labai gražu. Ten yra senamiesčio aikštė. Mes iki jos einam. Šitie rūmai. Čia yra šitie graudarbai. Čia atgyda. Jo. Pusė 8, visi pavargę, ateinam į senamiesčio aikštę. Va ir pasibaigė pirma diena mūsų kelionės. Pradžia visada būna tokia nedrąsi, bet viskas buvo sklandžiai ir puikiai. Važiavom, pajudėjom iš Vilniaus 11 valandą, Belostokė buvom apie 5, tai kažkiek užtrukom išvažiuojant, nes reikėjo sutvarkyti mašiną, patikrinti tepalą, papildyti, padangas irgi pripūsti, susipakuoti galutinai daiktus ir taip toliau. Plius dar buvo įvykis su Pifu, jis pabėgo ir grįžo visas šlapės iki ausų, buvo matyti krytis kažkur, visas purvinas. Greitai jį išploviau ir pajudėjom pagaliau. Tai po to dar reikėjo pavalgyti, užpilti kurą ir taip toliau. Tai va, pati kelionė buvo tikrai faina. Nuostabiu maršrutu važiavom, šiaip tikrai galiu jį rekomenduoti. Važiavom pro Varėną. Buvo 2 keliai, vienas kelias pro Kauną, o kitas pro Varėną, aš atsimenu, po to Senį kažkaip vadinasi. Lenkijos keliai tikrai yra geresni negu Lietuvos keliai ir bendrai Lenkijoje labai viskas sutvarkyta. Labai gražu, tikrai laukai pasėti. Kai pamiegojo, po to klausėm pasakas, bendravom labai daug. Man labai patinka, kad kai mes keliaujam, labai daug bendraujam su vaikais. Darėm sustojimus be abejo. Ir jo, viskas buvo labai super.
Ir džiaugiuosi, kad pradžia tokia sklandi. Ir tai tikiuosi, kad likęs kelias visas iki mūsų galutinio taško bus toks pat, kaip ir šiandien viskas buvo. Tai rytoj mes dar galvojom užsukti čia į vieną vietą, į tokį zoologijos sodą. Google sako, kad netgi jis yra nemokamas. Ir tada judėsim toliau į kitą miestą. Ten praleisim šiek tiek daugiau laiko. Ir taip tęsim dar ilgai. Tai iki, tete.